Sveiki, šiandien papasakosiu apie socialinės tinklaveikos įrankį, kuris vadinasi LGG, ir supažindinsiu jūs su šio įrankio aplinka, teikiamomis galimybėmis ir funkcijomis. Prisijungus prie aplinkos, iš karto matome tokį vaizdą ir čia matote pagrindinį meniu, aktyvumas, dienoraščiai, failai, grupės, nariai ir gali būti dar nuorodos, puslapiai. Šitas socialinės tinklaveikos įrankis yra panašus į visiems gerai žinomą Facebook sistemą. Šio įrankio dėka galite bendrauti su kitais besimokančiaisiais, kelti turinį, dalintis failais, bendrauti grupėse, draugauti netgi, dalintis nuorodomis, kurti bendrus puslapius, keistis žinutėmis. Taigi dabar papasakosiu apie pagrindinės funkcijas, kurios yra pasiekiamos per viršutinę juostelę. Ir nuspaudus ant žmogeliuko ikonėlės galima pasižiūrėti savo asmeninį profilį, aprašą. Ir čia matote mano vardą pavardę, kada paskutinį kartą prisijungiau, esu trumpai apie save aprašęs ir pateikęs tam tikrų duomenų. Paspaudus redaguoti profilį, galiu šitus visus duomenis pataisyti, papildyti ir taip pat galiu nustatyti viešinimo lygį. Dabar sistemoje galite rasti tokius viešinimo lygius. Privatus tai niekas negalės prieiti informacijos išskyrus pagrindinis administratorius. Draugai tai yra nariai, su kuriais jūs esate sudarę draugystę. Prisijungę vartotojai tai yra visi vartotojai, kurie turi prisijungimo vardą šitoje sistemoje. Ir viešas tai netgi visi anoniminiai vartotojai, visi interneto vartotojai. Taigi savo gyvenamąją vietą aš, pavyzdžiui, esu nustatęs privatus, nes nenoriu dalintis su visais, o savo kontaktinį elektroninį paštą esu leidęs prieiti prisijungusiems vartotojams. Visas kitas informacija gali prieiti viešai, bet kuris asmuo internete. Taigi, papildęs ir pataisęs, spaudžiu išsaugoti. Taip pat galiu pasikeisti savo nuotraukėlę. Socialinės tinklaveikos sistemose nuotraukėlės yra labai svarbi vieta ir rekomenduojama čia įkelti savo nuotrauką. Tai yra labai paprasta. Tiesiog nuspaudžiate redaguoti avatarą ir pasirenkate įkelti naują avatarą. Spaudžiat, pasirenkate, išsaugote ir tada atsiranda jūsų nuotraukėlė. Taigi taip trumpai galite valdyti sistemoje esančią informaciją apie save. Toliau meniu galite rasti savo dienoraščio įrašus, pasižiūrėti, failus, kokius esate įkėlę, nuorodas, puslapius ir bendrus srautinius pranešimus. Toliau yra draugų ikona. Šiuo metu draugauju, jau esu su 2 nariais ir čia matosi, kokie tai yra draugai, kas yra mane įsirinkęs, įsitraukęs į draugus. Netgi draugus galima grupuoti į rinkinius. Sakykime, vienas rinkinys tai būtų kolegos, kitas bendradarbiai, trečias šeima, ketvirtas klasiokai ir panašiai. Ir taip pat pasikviesti draugų, dabar šita funkcija yra išjungta. Toliau viešinant turinį, jūs vėlgi galite nustatyti, kokia grupė draugų gali matyti tam tikrą informaciją. Toliau yra žinučių ikonėlė. Čia yra mano gautos žinutės sistemoje ir išsiųstos žinutės. Tada labai patogus įrankis paieškai. Čia galite suvesti kokį nors žodžio pradžią ir rasite
visus rezultatus, kuriuos galite dar taip pat filtruotis papildomai. Toliau nustatymuose. Jūs čia galite pasikeisti savo slaptažodį, elektroninį paštą, kalbą ir pasižiūrėti, kada paskutinį kartą prisijungėte, kiek turinio esate įkėlę. Taip pat perspėjimų dalyje jūs galite užsikonfigūruoti, kokį turinį norėtumėt gauti pranešimus apie naują turinį. Ar norite gauti elektroniniu paštu, tuomet reikia uždėti varneles. Ar norite gauti sistemoje čia viršuje, matot, 2 laiškai yra, tuomet reiktų užsidėti čia varneles. Ir taip pat jūs galite susikonfigūruoti, iš kokių vartotojų norėtumėt gauti, labai paprasta. Taip pat, jeigu priklausote kokiai nors mokymosi grupiai, lygiai taip pat vėlgi galite gauti pranešimus sistemoje arba netgi į elektroninį paštą. Na, atsijungti mygtukas turbūt suprantat, kai baigia darbą reikia paspausti atsijungti, o grįžimas į pagrindinį puslapį tai tiesiog jūs nukels į šio projekto pagrindinį puslapį. Dabar dar trumpai papasakosiu apie pagrindinį meniu. Aktyvumo srityje galite matyti, kas šiuo metu vyksta. Čia yra parašyta viską, kas kėlė kokią informaciją, kas tapo draugais ir panašiai. Galiu pasižiūrėti, koks yra mano turinys aktyvumo, ką sistemoje veikia draugai. Dienoraščių srityje galiu rašyti savo elektroninį dienoraštį. Failus srityje galiu keistis resursais su kitais nariais. Grupių srityje galiu susikurti naują grupę arba prisijungti prie esamos grupės ir kartu su kitais nariais dalyvauti bendroje grupinėje veikloje. Narių srityje galiu pasižiūrėti, kas yra prisijungęs. Ir galbūt, jeigu tai mano draugas, aš galiu tą asmenį pridėti prie draugų. Taip pat galiu jį ir pašalinti iš draugų. Na ir dar yra galimybė keistis nuorodomis, kurti bendrus puslapius, kurie būtų pasiekiami per URL adresą. Na ir The Wire, tai čia yra bendri pranešimai, kuriuos galite skelbti visiems šios sistemos naudotojams. Tai tiek trumpai apie socialinės tinklaveikos įrankį LAGG aplinką.